Dua. Ini. Jungtinių valstijų kariuomenė oficialiai ruošiasi didžiuliam sausumos įsiveržimui. Labai slaptame eskalacijos etape Pentagonas ką tik įsakė gausioms elitinėms specialiosioms pajėgoms, oro desantininkams ir tūkstančiams kovai pasiruošusių jūrų pėstininkų vykti tiesiai prie Irano pakrantės. Daugiau nei 17 tūkstančių naujų karių užima pozicijas, o Vašingtonas tyliai planuoja bauginantį amfibinį puolimą, kuriam Iranai nėra pasiruošę. Pažvelkime į šį dislokavimą ir ką mes žinome. JAV centrinė vadovybė ką tik paskelbė, kad jūreiviai ir jūrų pėstininkai iš USS Tripoli jau atvyko į regioną. Šis dalinys turi transporto lėktuvus, smogiamuosius naikintuvus ir amfibinio puolimo priemones. Be to, jame yra apie 3500 karių, tai jūreiviai ir jūrų pėstininkai. Ši grupė gali beveik viską, ką tik galite įsivaizduoti. Jie galėtų smogti Irano branduoliniams objektams ir išgabenti prisodrintą uraną. Jie galėtų išsilaipinti Kargo saloje vykdydami amfibinį puolimą arba užimti salas Hormūzo sąsiauryje, kad atkirstų Irano laivyną nuo blokados. Visa tai įmanoma, bet tai nereiškia, kad bus lengva. Tikriausiai todėl regione vis dar laukiama daugiau pajėgų. Sklandoma gandų, kad kaip pastiprinimas atvyks 11-asis jūrų pėstininkų ekspedicinis dalinys, priklausantis Boxer amfibiniai grupiai. Be to, neseniai pranešėme, kad į regioną vyksta 1500 parašiutininkų iš 82-osios oro desanto divizijos. Tai oficialiai patvirtino Pentagonas. Tačiau jie nepatvirtino šios naujos Wall Street Journal ataskaitos. Pasak jos, Pentagonas svarsto galimybę siųsti dar 10 000 sausumos pajėgų karių į regioną. Tai būtų papildomai prie 7 000 jūrų pėstininkų ir parašiutininkų, apie kuriuos jau kalbėjome. Tai reikštų, kad iš viso į regioną būtų pasiųsta apie 17 000 naujų pajėgų. Ir tai dar papildomai prie 40–50 tūkstančių karių, kurie jau dalyvauja vykdomose smūgiuose prieš Iraną. Šis skaičius kasdien vis auga. Ir būtent dėl to žmonės klausia, kokie yra planai. Iš tiesų, vos prieš 2 dienas valstybės sekretorius Markas Arubio buvo tiesiogiai paklausęs apie tai. Kodėl tiek daug karių siunčiama į regioną? Kas tai galėtų būti, jei ne sausumos operacija? Na, paklausykite jo atsakymo. Kariai siunčiami į artimuosius rytus, ponė. Kokį kitą vaidmenį jie galėtų atlikti, jei neruoštis galimai sausumos invazijai? Ir kai kalbate apie kelias savaitės, ar nesijaudinate, kad tai gali įtraukti JAV į ilgalaiką konfliktą, kurio, atsiprašau, prezidentas Trumpas atėjęs į valdžią žadėjo vengti? Tai nebus užsitęsęs konfliktas. Tomai, tikslus, kuriuos tau išdėsčiau, dar kartą pakartoju, nes matau šias ataskaitas. Atrodo, kad kiti žmonės nelabai supranta, kokie yra tikslai. Jau nuo pat pirmosios nakties aiškiai pasakėme, kokie yra šios misijos tikslai. Mes sunaikinsime jų raketų ir dronų gamyklas. Mes sunaikinsime jų laivyną. Mes sunaikinsime jų oro pajėgas. Ir mes reikšmingai sunaikinsime jų raketų paleidimo įrenginius, kad jie niekada negalėtų slėptis už jų, siekdami įsigyti branduolinį ginklą. Mes pasiekėme visus šiuos tikslus. Daugumą jų vykdome greičiau nei numatyta. Ir mes galime juos pasiekti be jokių sausumos pajėgų. Be jokių. Dabar kalbant apie tai, kodėl yra dislokavimai pirmiausia. Prezidentas turi būti pasiruošęs įvairiems nenumatytiems atvejams, kurių aš dabar nesvarstysiu. Dar kartą nukreipiu jūs į karo departamentą, kuris tikriausiai pasakys jums tą patį. Tačiau mes galime pasiekti visus savo tikslus su mūsų sausumos pajėgomis. Bet mes visada būsime pasiruošę suteikti prezidentui maksimalų pasirinkimą ir maksimalias galimybės prisitaikyti prie nenumatytų situacijų, jei jos iškiltų. Jis to nepaneigė ir tai verta paminėti. Dar viena užuomina atėjo iš paties prezidento Trumpo. Vakar jis paskelbė šį pareiškimą, raginamas visus žiūrėti šią konkrečią programą per Fox News. Nelėtumėte manyti, kad jis ją reklamuoja todėl, kad ketino dalyvauti toje laidoje ir duoti interviu ar kažką panašaus. Tačiau nutiko ne visai tai. Laidoje iš tikrųjų buvo aiškinama, kodėl JAV sausumos pajėgos galėtų būti reikalingos ne visiškam įsiveržimui, o tiksliniai operacijai. Paklausykite patys ištraukos. Prieš parodydami jums tai, trumpai primename paspausti patinka ir prenumeruoti mygtukus apačioje. Tai tikrai padeda algoritmui mus labiau rekomenduoti. O dabar ta laidos ištrauka. Sausumos pajėgos. Jis sakė, jokių sausumos pajėgų. Aš taip pat neprisimenu, kad tai būtų buvę kokioje nors rinkimų kalboje. Bet kodėl mums reikėtų karių sausumoje? Na, yra daug priežasčių. Ir mums nereikėtų 300 000 jų. Taip pat kalbama ir apie šį uraną. Turime gauti uraną.
Jei jo negalima sunaikinti, jei jo negalima pakeisti, turime jį gauti. Dėl priežasties, kurią ką tik pasakiau, galima gaminti nešvariasias bombas. Ir laikui bėgant vis tiek galima pagaminti sudėtingą raketą. Taigi reikia patekti prie urano. Todėl aš apie tai skaitau laikraštyje. Mes kalbame apie 82-ąją AIA oro desantinę diviziją. Mes kalbame apie šias specialiasias pajėgas ir įvairias karinės tarnybas ir panašiai. Jis nekalba apie tai, kad būtų siunčiama reguliarioji kariuomenė ir pėstininkai 100,000. Vyrai, apie kuriuos jis kalba, daliniai, apie kuriuos jis kalba, yra specializuoti. Ir žinote ką dar? Atsimenu iš savo laikų Reigano administracijoje. Daugelis jų yra apmokyti tokioms akimirkoms kaip ši, kad bandytų perimti prisodrintą uraną. Daugelis buvo apmokyti tokioms akimirkoms kaip ši. Dabar daugelis žmonių teigia, kad tai akivaizdžiai yra signalas. Prezidentas Estranas įtikino Amerikos visuomenę, kas laukia ateityje. Aš nesu karinis ekspertas, bet kai žiūriu tokią laidą, mane iš tikrųjų mažiau įtikina, kad JAV sieks urano. Ir štai kodėl. Yra tik vienas taikinys, į kurį sausumos pajėgos turėtų įsiveržti. Tai Esfahano branduolinis objektas. Ir atspėkite ką? Ne tik mes žiūrėjome tą siužetą po to, kai prezidentas Trumpas jį pareklamavo. Esu beveik tikras, kad ir Iranai jį žiūrėjo. Ir žinoma, tai nereiškia, kad Iranai nežinojo, jog JAV pajėgos svarstė apie galimybę paimti tą uraną. Esu tikras, kad jie tai jau žinojo. Ir esu tikras, kad JAV vadai žino, jog Iranas tai žino. Bet dabar spėju, kad Iranas yra šiek tiek labiau įsitikinęs, jog kažkas greičiausiai artėja prie tos branduolinio objekto. Ir tai paverstų ją labai lengvų taikinių spąstams pastatyti. Kažkam, kas būtų suaktyvinta nuotoliniu būdu, kai atvyktų JAV pajėgos. Galbūt aš žiūriu per daug CŽV serialų ar kažką panašaus. Bet man atrodo, kad kai prezidentas viešai užsimena apie kažką, Irano pajėgos tikrai paruoštų kažkokius spąstus. Ir vėlgi, aš nesakau, kad Irano pajėgos galėtų kovoti su specialiosiomis pajėgomis, kurios įeitų. Visiškai ne. Bet nebūtų labai sunku paruošti kažkokius spąstus, kuriais Iranai pasikliautų. Nebūtinai tam, kad laimėtų kovą, bet tiesiog tam, kad padarytų daug nuostolių. Ir manau, kad net JAV vadai tai žinotų. Jie savo norų nesiųstų JAV specialiųjų pajėgų į tai, ko priešas jau laukia. Iš tiesų, net jei grįžtume prie Venesuelos įvykių metų pradžioje, visi žinojo, įskaitant Venesuelos pajėgas ir vadus, kad Karibuose kaupėsi pajėgos. Taigi, kažkas artėjo. Tačiau niekas tiksliai nežinojo, kad operacija bus tiesioginis Venesuelos diktatoriaus išgabenimas. Žinote, tai vis tiek buvo staigmena ir esu tikras, kad tai labai padėjo JAV pajėgoms vykdant operaciją. Taigi, nesakau, kad sausumos invazija nebus. Viskas, ką sakau, tai kad tikriausiai mažai tikėtina, jog tai būtų Isfahanas, nes Iranai būtų pasiruošę, o JAV vis dar turi kitų pasirinkimų. Jie galėtų taikytis į Kardo salą, kurią Iranas naudoja 90% naftos eksportui, arba jie gali taikytis į Larako salą sąsiauryje, arba galbūt į kitus taškus sąsiauryje, apie kuriuos niekas net nesusimasto. Vis dar yra vietos staigmenoms. Iš tiesų, tik šį rytą Irano parlamento pirmininkas pasirodė valstybinėje televizijoje ir pasakė Irano visuomeniai, kad nors diplomatija su Jungtinėmis valstijomis vis dar vyksta, jis mano, jog JAV slapta planuoja sausumos invaziją. Ir spėju, kad jis greičiausiai tai sako turėdamas omenyje kariuomenės judėjimą, kuris vyksta regione. Ir be to jis sako, kad Irano kariai yra pasiruošę ir laukia, kol Amerikos kariai įžengs į Irano teritoriją, kad galėtų su jais susidoroti. Žinoma, turime nepamiršti, kad jis turi paskatą perdėti sausumos invazijos riziką, kad JAV sausumos invazija artėja. Nes jei jis kalba vidaus auditorijai, jis nori parodyti, kad štai, Iranas tuoj bus užpultas. Taigi, jei esi žmogus, kuris svarsto priešintis režimui dabar, galbūt tai nėra gera išeitis. Ir tai turime turėti omenyje. Irano vadovybė vis dar labai nerimauja dėl galimų protestų atsinaujinimo. Ir apie tai pakalbėsime jau netrukus. Bet prieš tai greitai apžvelkime, kaip jie stiprina Kargo salą, vieną iš galimų JAV sausumos operacijos taškų. Štai daugiau detalių. Turime pasiruošti Amerikos sausumos invazijai. Štai ką šaltiniai šį vakarą sako CNN. Jie teigia, kad Iranas aktyviai ruošiasi Karbo salos invazijai. Tai ta 8 kvadratinių mylių sala viršuje būtų sunaikinta. Irano pakrantė, kuri eksportuoja beveik 20% šalies naftos. Tai akivaizdžiai yra labai svarbu. Mes žinome, kad Trumpas jau seniai kalba apie invaziją, o dabar spąstai, apie kuriuos žinome iš CNN pranešimų. Priešpėstinės ir prieštankinės minos.
Mes suprantame, kad jos išdėstytos aplink salą. Ir atrodo, Teheranas taip pat greitai perkelia didelį kiekį tikrų karių ir oro gynybos sistemų į šią salą, savo naftos pramonės perliuką. Kiek žinome, tai apima ir nešiojamąsią žemė-oras raketų sistemas. Dabar visą tai akivaizdu gali lemti didelį JAV aukų skaičių, jei JAV sausumos pajėgos įsiveržtų, pasak JAV pareigūnų ir karinių ekspertų. Ir kai kurie iš Trumpo artimiausio rato skambina pavojaus varpais, perspėdami jį, kad tos salos užėmimas neišspręstų problemų susijusių su Hormūzo sąsiauriu. Dabar tik laikas parodys, kas nutiks. Tai gali būti tik spaudimo taktika dėrybų metu. Tačiau remiantis ankstesnė patirtimi, kiekvieną kartą, kai JAV sutelkia kariuomenę kur nors, mes paprastai pradedame operaciją. Nebūtinai Esfahano operacija, bet paprastai kažkas įvyksta. Dabar pakalbėkime apie tai, dėl ko nerimauja Iranai, tiksliau Irano vadovybė. Ir tai yra protestas, kaip tas, kuris įvyko sausį. Iš tiesų vadovybė ką tik pradėjo kampaniją pavadintą Janafa, reiškiančią gyvybės aukojimą siekiant pritraukti savanorius. Jie šį savanorių verbavimą pristato kaip pasiruošimą artėjančiai Izraelio ir JAV invazijai. Tačiau iš tikrųjų šie savanoriai nėra siunčiami kovoti su amerikiečiais. Iš tiesų jie yra naudojami patikrinimams vykdyti. Patikros postuose visoje šalyje. Tikslas iš esmės yra užtikrinti, kad niekur neprasidėtų protestai. Irano vadovybė nenori, kad sausio įvykiai pasikartotų. Štai dar vienas pavyzdys, kaip jie yra išsigandę. Praėjo jau daugiau nei 30 dienų, daugiau nei 700 valandų, kai Iranas visoje šalyje atjungė prieigą prie interneto. Tai reiškia, kad 92 milijonai žmonių 2026 metais visą mėnesį neturėjo interneto. Vieninteliai Iranai, kuriuos matome internete, arba naudoja baltas SIM korteles, tai reiškia, kad jie dirba vyriausybei ir turi prieigą prie šių SIM kortelių. Todėl jie gali bendrauti su išoriniu pasauliu ir iš esmės skleisti Irano propagandą. Arba yra maža dalis Iranų, kurie vis dar turi Starlink ir gali juo naudotis, jei saugumo pajėgos jų nesuima, nors žmonės kartais net nužudomi vien už tai, kad turi Starlink.